Sveiki. Šiek tiek apie Lietuvos santykius su Kinija. Paklausius prezidento pasisakymų ir kitų politikų, kartais pagalvoju, ar jie nevartoja kokių psichotropinių tablečių ar kokių miltelių. Prezidentas teigia, matantis galimybę atkurti santykius su Kinija. Tačiau pabrėžia, kad Lietuva turėtų siekti ir toliau išnaudoti potencialą, kurį suteikia taivaniečių atstovybė šalyje. Įdomu, kokį potencialą suteikia Taivano atstovybė. Ogi jokio. Prezidentas pareiškia, paskaitysiu, esame suinteresuoti normaliais diplomatiniais santykiais su Kinija, tačiau tikrai norime tuo pat metu išlaikyti santykius su Taivanu, nes jie turi didelį potencialą. Tai viskas labai paprasta. Pervadinti Taivano atstovybę į Taipėjaus ir viskas. Tačiau pirmasis žingsnis turi būti išduoti akreditaciją Kinijos diplomatams. Todėl, kad Kinijos ambasada Lietuvoje uždaryta būtent dėl Lietuvos nedraugiškų veiksmų. Prieš Kinijos ambasados uždarimą aš eilinį kartą ten lankiausi. Buvau pakviestas susitikti su Kinijos reikalų patikėtine. Jau eilę metų bendrauju su Kinijos diplomatais ir jie į savo ambasados renginius visada mane pakviečia. Taigi, priėmimo metu, kalbėdamas su reikalų patikėtine, sužinojau įdomių dalykų. Pasirodo, Lietuva primiktinai reikalavo grąžinti ambasadorių ir nedavė akreditacijos Kinijos diplomatams, argumentuodami, kad Vilniuje tai yra ambasada, o ne patikėtinė atstovybė. Ta prasme, ambasadoje turi būti ambasadorius. Kažkodėl Lietuva nusprendė, kad ambasadoje negali būti reikalų patikėtinių. Ir aišku, toks politinis šantažas Kinijos nepaveikė. Ar matote, koks Lietuvos įžūlumas? Nurodinėja Kinijai, kokio lygio diplomatai turi būti Kinijos ambasadoje. Kokio lygio diplomatus jie turi atsiųsti į Lietuvą. Tai didelė gėda Lietuvos diplomatijai. Atsisakymas išduoti akreditacijas diplomatams, tai buvo būtent Lietuvos nedraugiški žingsniai. Kaip ir 3 Kinijos diplomatų išsiuntimas, kurie neva tai šnipinėjo. Nors mums Lietuvos žmonėms taip ir nepaaiškino valdžia, kągi jie ten šnipinėjo. O gal jau ir Lietuvos spaudos skaitimas yra laikomas šnipinėjimu. Viename iš ankstesnių įrašų, kalbėdamas apie Kiniją, paminėjau, kad dėl Lietuvos valdžios veiksmų nutrūko 3 investiciniai projektai. Gamybos srityje mano į Lietuvą atvestas investuotojas iš Honkongo tada taip ir pasakė, atidėkime tuos projektus geresniems laikams. O svarbiausia, kad tie gamybos projektai būtų statomi faktiškai nuo nulio. Tai reiškia, kad darbo turėtų ir Lietuvos statybininkai. Lietuvoje būtų investuota 100 milijonų eurų. Ir ne tik tai. Ir aišku, ieškotume daugiau projektų investicijoms. Kadangi investuotojo galimybės Lietuvoje ir interesas buvo gana didelis, jį domino stambios investicijos. Taip jau yra, kad mes turime didelę vertybę, tai jūrų uostą, išsilavinusius žmonės ir esame puikioje geografinėje padėtyje. Bet didžiausias prezidento nusišnekėjimas yra štai šitas. Nesame pasirengę suklupti ant kelių ir sakyti, kad kažkada suklydome, kažką ne taip padarėme. Šiuo pasakymu prezidentas pats pripažino, kad klydo ir padarė negerai. Prezidentas visiškai pasiklydo realybėje. Tai kasgi nutiko, kad anksčiau nedavė akreditacijų Kinijos diplomatams, o dabar staiga jau pasirengęs duoti akreditacijas? Ar tai ne parklupimas? Ir prezidentas sako, jeigu tai Kinija norės. Taigi, kas jam davė nurodymą pataisyti santykius su Kinija, išduoti akreditacijas Kinijos diplomatams? Ar ne Londonas, kuris dabar susirėmė kovoje su Amerika? Kas privertė prezidentą staiga persigalvoti? Kažkieno nurodymas ar psichotropinės medžiagos nustojo veikti? Labai gaila, bet Lietuva neturi diplomatinės kultūros. Tačiau Kinijos diplomatai visada korektiški, visada pasirengę dialogui. Ir tada susitikimo metu jie sakė, mes kreipiamės į visas Lietuvos įstaigas, atitinkamas įstaigas, bet visi tyli, ignoruoja.
Taigi visus ryšius nutraukė ne Kinija, tai padarė Lietuva. Kabutėse gerovės Lietuva. Lietuvos prezidentui reikėtų sumažinti savo išdidumą, kadangi faktai akis bado. Prezidentas atrodo kaip pasipūtęs išdidus kalakutas. Beje, jeigu nežinote, šių metų sausio mėnesį Londonas davė leidimą Kinijai pastatyti didžiausią Europoje ambasadą pačioje Londono širdyje, tokioje sakralinėje vietoje. Kinija nupirko karališkąją monetų kalyklą, esančią netoli Londono Towerio. Taigi karališkoji monetų kalykla, tai visas kompleksas pastatų dabar taps didžiuliu Kinijos diplomatijos kompleksu. Tuo tarpu Lietuvos prezidentas, aukštai užkėlęs galvą, nepastebi, kad viso pasaulio politikai, diplomatai puikiai supranta, kas vyksta. Ir tokius Lietuvos prezidento veiksmus priims kaip Lietuvos valdžios ir prezidento nusižeminimą. Kitaip sakant, parklupimą. Dar tada, kai Lietuvoje buvo Kinijos ambasadorius, savo draugo dėka, kuris supažindino, vaišinau ambasadorių lietuviškais produktais. Klausinėjau, ką diplomatai veža iš Lietuvos lauktuvių į namus, ką jie mėgsta, kokie produktai jiems patinka. Taigi sąrašas buvo aiškus ir mes jau tada galėjome eiti į Kinijos rinką. Bent jau su tais produktais, kurie patinka Kinijos diplomatams. O tokių produktų sąrašas nemažas. Problema tik tai ta, kad Kinijoje europietišką verslo modelį reikia pamiršti. Ten kitas mentalitetas, kitokia specifika įėjimo į Kinijos rinką. Štai todėl Lietuva tuo metu mažai eksportavo į Kiniją, kadangi lietuviai nesuprato, kaip dirba Kinijos rinka, kaip ten reikia dirbti. O rinka ten tai didžiulė. Mes ten galėtume daug ką parduoti, o ypač iš maisto pramonės produktų. Kinijoje yra keletą lietuvių, kurie labai sėkmingai ten dirba. Jie ten dirba tyliai, čia Lietuvoje nesireklamuoja, bet jų darbas labai efektyvus. Dar paminėsiu Kinijos aukštąjį mokslą. Kinijos universitetai jau patys geriausi pasaulyje. Pastatyti ištisi studentų miestai su visa ko puikiausia, pačia moderniausia infrastruktūra. Studentams sudarytos visos sąlygos gyventi ir mokytis. Ir mokslo kainos ten nedidelės. Ir šiuo metu Kinijoje mokosi jau tūkstančiai Rusijos ir Baltarusijos studentų. Paskaitos vyksta rusų, anglų, kinų kalbomis. Studentai mokosi 3 kalbų. Jeigu Lietuvos valdžia tarnautų Lietuvai, ten galėtų mokytis ir mūsų studentai, būsimieji prekybininkai, gamybininkai, logistai, mokslininkai, mokytojai ir taip toliau. Na ir pabaigai šiek tiek ne politikos tema. Didžiausias mano susidomėjimas, pomėgis, tai yra ne politika, ne diplomatija, yra mano kanalai Sveikatos logika. Ten dar daugiau tiesos, kadangi oficialioji medicina daugelio ligų negydo, o tik tai slopina simptomus. Jeigu kas sergate vėžiu, psoriaze, podagra, cukriniu diabetu antro tipo, turite dantų akmenų, pleiskanų, eikite į Sveikatos logiką. Yra Facebook kanalas, YouTube ir Telegram. Na ir ko gero bus jau toj būsti sistemoje. Taikos jūsų namams, būkite sveiki, iki.